Gerai, gerai. Nemėgstu lažybų, aš visada esu pralaimiu. Visas sūris, man atrodo, ištirpo. Išpiravo. Va, tai įeina namų šiluma. Čia visai netyčia išėjo patokį gabaliuką. Nežinau, ar perspėvančių lėmės šitas. Visą laiką girdisi jūros bangos, netgi prie mano namų išėjus į balkoną. Šiaip čia labai yra draugiški žmonės ir kai nuvažiuoju Vilnių, daug kas sako, kad pamatę nuo jūros žmogų iš karto atskiria nuo jų šypsenos, nes jie visą laiką šypsosi. Šalta. Einam namo. Rūta, pažiūrėk, tada. Tai kažkur nuo šitas vietas. Rūta, ateik, pažiūrėk šitų. Žiūriu. Va. Gusai, tipo. Back again, she's back. Taigi Facebookas, nu. Facebookas? Tik Facebooką, nu. Ką tu ten veiksi, taigi draugunas yra? Ne. Prikol. Tu sunkus, tu supranti tai? I don't care. Vienodai. Matas, normalu. Žiūrėsim. Vienu momentu sėdėjau kampa. Pagarsink. Ai, pala, Rūta, kaip ten vadinasi tada, kur tipo aktoriai kažkokie repuoja? Aš kai sužinojau, kad aš turėsiu, kai aš čia metus važinėjau, dar kad tik įstočiau. Aš sakau, Man pasakė, kad aš turėsiu gyventi bendrabutį, aš virdavau naktim, nes aš įsivaizduodavau. Aš net jau vakar pasakiau, niekur negalėsiu, būsiu savo kambarį čia, kur
Aš galvojau, kad čia tramdamosius mašinus dėsiu su vaiku panašiai. Nu jo, aš galvojau, kad čia tas pižamas, žinai, kaip būna iš filmų, tas mergaitės visos vienodam pižamą, aš galvojau, kad čia taip bus. Bet na taip čia visai. Sakau, nu pirmiausia, labai sunku yra įprasti. Tai gerai, negaliu kalbėti. Bet kai įpranti, tada labai gerai. Išmoksti būti savarankiškas, atsakingas. Au! Tai va. Trenktis. Va tau tai... O tu ne! Tau tai nesunku gyventi bendrabutį. Matai kaip, žinai, tu mane įskaudinai. Negali būti. Eik iš mano gimtadienio. Ei, davai ne. Flipai. Žinai, aš tavęs pasiilgau. Kuri? Obaliuką? Po du. O, tai čia mum liuk. Aš žinau, kad mum užteks 3. Paim greitai. Va, tikrai nereikia. Nu gerai, paimsiu obuolius su valgiu. Ne, sausainių ačiū tikrai nenoriu. Visą sausainį. Ne, nenoriu yra visą, aš žinau. Aš tai žinau. Čia šalta, čia liuku, čia nėra jaukumų, čia toks, nu grynai, kad būna gyvenimas, kai tu važiuoji kokią stovyklą ir gyveni su savo lagaminu vienu. Tarkim, mano atveju tai žiauriai didelio lagamino, nes daug tokių pas mane. Ir gyveni ir jausmas, kad vos ne kiekvieną dieną esi pasiruošęs čia būt išvarytas. Ne tai, kad jautiesi, jog, tarkim, galėtum išvaryt, bet jausmas lyg tave bet kada gali išvaryti ir toks, nu, neįsišaknyji labai iš tą vietą.